Sklinda gandai, kad ruošiatės vesti savo ilgametę draugę. Nu ką reiškia ilgametę? Nu jie 23 metai. Nors ne 19, kaip pagalvoju, tai jau. Tai ką ten klausai? Ar tiesa, kad vestuvėms ruošiatės? Ne, tikrai ne, čia yra kategoriškas melas. Nesiženiu ir tikrai nesiženysiu. O kodėl? Nu, nes vestuvės yra šlykštu, banalu ir dar kartą šlykštu. Nevaikštų, aišku, kai mažas buvau, tai buvo mane nusitempę ten tėvai, kažkokios dėdės, tetos ženiusi, nežinau, ten nepažįstu jų. Tai po stalų laksydavo ir torto laukdavau. Ir jau kai atsiposdavo, tai ką, susirinkdavo daiktus nuo stalų, ten mobiliakus, visokius raktelius nuo mašinų, o jau kai įsiblaivydavo visi jau ant 2-3 dienos, tai sakydavo, kad išsipirkinėtų ir ne tai, kad ten už saldainius ar kokias nesąmonės, o normaliai, grinais, kad atmokėtų. Nu ir sakydavo jau visi giminės, o tas mūsų Sauliukas jau verslininkas bus užaugęs. Tai va, prašau, aš milijonierius. Bet dabar tai jau ne, tikrai jau nevaikšto į tas vestuvės. Ne, yra 100 geresnių būdų, kaip praleisti savaitgalį. Vestuvės juk yra šventė. Šventė yra nauji metai, gimtadienis yra šventė, vardadienis, dar kažkas tai, o ne vestuvės. Nu kas čia per nesąmonės? Gaudo ten tą piršlį, pasigauna karę, tą čiūčelą. Nu nesąmonė, kažkoje stalo ten tie žaidimai, tostus kilnoja, prisigėrė, prilieja visur to šnapso, nu baisu. Arba vat prisigėrė to kontrabandinio šnapso ir paskui lendis kokią storą pamergę bučiuotis. Nu šlykštu yra šitie dalykai. Nu ir tą pamergę, kai neša per tiltą. Tai užsidėdi kostiumą naują, gerą, tai suprakaituoji visą smirdį paskui. Arba visi sustoja, fotkina būtinai tave. Fotkina ir klykia. O prie bažnyčios, kai eina jau tie jaunieji, tai primėto ryžių visur į plaukus, į čia po apykaklės, paskui nemalonu visur viską. Arba jau kai nuotaka meta jau tą puokštę, tai aišku pagauna jau pati baisiausia kokia nors boba iš viso baliaus, jau ta atseit kita jau sekanti žensis. Kur jinai apsižensis, baisi kai velnės, nu tai kur, už zeko kokio jau geriausia atveju. Bet vestuvės tai yra tradicija. Šūda ten ne tradicija. Dabar ta nauja tradicija, kur bernvakariai, mergvakariai, tos mergelės visos persirengusios kokiom kekščiam, prostitutėm, ten seselėm, girtos limuzinais laksto. Nu, nors gal ir nieko ta tradicija dabar, kaip pagalvoju. Bet tai, kad jos vienos važinėti, neįsileidžia nieko, tai aš negaliu net įsėst pas jas. Vienintelis geras dalykas vestuvėse tai, kad nuotraukas gali pasižiūrėti ant viršelio ar žurnaluose, kur jau bet su gražiais drabužiais, tai jau tada želėtis turi ten, nu, elitas, kažkoje milijonieriai, kaip aš, ar Grietinėlė. Aš, pavyzdžiui, galėčiau apsiženyti dėl nuotraukų. Nu, vat kaip Pinkevičius padarė. Nu ir mes tai reklamą pasidaryčiau. O ką varguoliam? Nu, jiem gal čia tokia vienintelė pramoga ir likus yra. Nors ir gerai, man tai jie prisiperka dešutų ir šlamšia paskui su degtinė. Šiaip tai geriausia mano dešas yra valgyti girtiem, kad nesijaustų jau skonio visai. Nes reto šlykštumo aš pasakysiu. Tai ką, tai tiem varguoliam viskas gerai. Ir pamergės mėsingos storom subinėm ir tos dešos mano be mėsos.